Keliaujame toliau. Ne pirmą vaikelį auginančios mamos puikiai žino, kad naujagimių pilvo skausmai yra labai dažnas reiškinys, su kuriuo kovoti yra beprasmiška. Vaikas turi tiesiog išaugti. Tačiau pirmieji kankinantys mėnesiai, ypač pirmagimį auginantiems tėveliams, gali virsti tikrų košmarų. Tad verta žinoti keletą naudingų patarimų, kurie padės išgyventi šį laikotarpį. Bene pirmas rimtas išbandymas tapus tėvais labai dažnai prasideda naujagimiui vos tik apsipratus namuose, maždaug 2 ar 3 jo gyvenimo savaitę. Visą tai patyrę tėvai patvirtins, kūdikio pilvo pūtimas yra vienas nemaloniausių prisiminimų iš pirmųjų jo gyvenimo metų. Vaikelis tampa neramus, sunku jį nuraminti, verkia, riečia kojytės prie pilvo. Ypač būna tai dažnai susiję po maitinimo arba pradėjus maitinti atsiranda tokie dalykai. Jei vaiko verksmo priežastis yra pilvo pūtimas, jo pilvelis būna kietas, mažylis daug kartų atsirūgsta ar net atpila maistą, paguldytas spardosi ir gniaužo kumštelius. Deja, nuraminti kūdikį, kai šiam pučia pilvuką, nėra taip paprasta. Tai gali užtrukti net keletą valandų. Šį negalavimą pirmaisiais gyvenimo mėnesiais patiria kone 1/4 visų kūdikių. Statistika rodo, kad dažniau pilvą pučia berniukams. Tad ir 2 mėnesių rapolas, kurie aplankė laidos kūrybinė grupė, tik patvirtina šiuos skaičius. Mes kai atvažiavom iš ligoninės, tai gal ne iš karto, bet po savaitės. Tai kokių 2 savaičių mums pradėjo streikuoti pilvukas. O kaip pajutom, nes jisai pradėjo raitytis. Taigi, kas kaltas, kad mažylis vos atvykęs į savo namus negali ramiai augti? Manoma, kad priežasčių gali būti nemažai, tačiau viena iš svarbiausių - ne visiškai susiformavusios vaiko nervų ir virškinimo sistemos. Todėl praėjus šiek tiek laiko, maždaug 4-5 gyvenimo mėnesį, visi negalavimai praeina savaime. Jeigu mama vaikelį maitina krūtimi, jos mityba taip pat gali turėti įtakos atžalos savijautai. Tiesa, konkrečiai įvardyti, kokie maisto produktai sukelia negalavimus, sunku. Tačiau vienas iš tokių - pienas ir jo produktai. Jei pastebim, kad mamytė labai mėgsta karvės pieno produktus, tai yra varškė, lydytą sūrį, kas yra karvės pieno baltymo koncentratai, tai patartina kurį laiką susilaikyti nuo šių produktų ir pastebėti. Jeigu vaikeliui pučia pilvą mažiau, tai galbūt yra tikslinga tam tikrą laiką susilaikyti nuo šių produktų arba iš viso nuo karvės pieno. Aš nusprendžiau kokią savaitę nevalgyti visiškai jokių pieno produktų, tai skaitant sviestą, grietinę, pieną, varškę, visiškai jokių pieno produktų. Tai įdomiausia buvo tai, kad po savaitės mes pastebėjom, kad bėrimas nepraėjo, bet nustojo mūsų vyras verkti ir taip supratom, kad nebe taip jam pučia tą pilvuką. Dar kelios galimos mažylio pilvo pūtimo priežastys - gerųjų bakterijų trūkumas jo žarnyne, oro prisirijimas godžiai valgant ar persivalgymas. Kai vaikas neramus, atrodo jisai nori krūties ir mamytės gana dažnai siūlo krūtį ir jei skrandukas jau yra pilnas, mes negalim gerai pastebėti to dalyko. Yra pavojus, kad galime kūdikį permaitinti ir taip perkrauname jo virškinimo sistemą ir jam sunku virškinti. Dėl to ir atsiranda problemos. Mamai medikai siūlo negerti daug kavos ir nevartoti kitų kofeino turinčių produktų, nes tai irgi gali veikti nebrandžią vaiko nervų sistemą ir išprovokuoti pilvo dieglius. Bet kągi daryti tokiu atveju, jei pilvas jau kietas, o vaikas riečiasi ir verkia? Pirmas dalykas tai yra šiluma ir masažai. Galima pridėti pašildytą vystyklą prie pilviuko. Galima su šilta ranka masažuoti aplink bambą, palei laikrodžio rodyklę, prispausti kojytės prie pilvo pamasažavus, gal lengviau pasišalins dujos. Ir skaitėm, ir kartu konsultavomės su visais draugais ir giminėm, kurie turi vaikus, tai labai mums padėdavo paguldymas rapaliuko ant pilvuko ir masažavimas nugarytės. Tai dažniausiai nurimdavo. Taip pat nurimdavo, kai paguldydavom ant krūtinės, arba man, arba vyrui užmigdavo. Jei ieškote pagalbos namų vaistinėlėje, galėtumėte rinkti švelnius homeopatinius lašus, kurie paprastai per kelias dienas leidžia pamiršti mažylį kankinusi pilvo pūtimą. Nesudėtingas šių vaistų vartojimas įprastai nurodomas ant pakuotės.
Dėl to, kiek lašiukų reikėtų, gali pakonsultuoti ir gydytojas. Veiksmingas vaistas yra homeopatinis, yra lašiukai enterokint, kurie labai greitai palengvina šią situaciją. Jei atsirado problema ir vaikas yra neramus ir matom, kad tikrai kenčia nuo pilvo pūtimo, tai reikėtų nedelsiant duoti 3 lašiukus į nedidelį kiekį vandenuko ir iki 6 kartų per dieną. Galima vartoti keletą dienų, kai būklė pagerėja. Tada galima jau mažinti dozę po 3 lašiukus 3 kartus per dieną. Jei prieš 10 ar daugiau metų nuo pilvo pūtimo kūdikiams būdavo rekomenduojama duoti saldžių arbatėlių, šiandien toks problemos sprendimo būdas jau paneigtas. Kiekvienas laikotarpis šiek tiek koreguoja medikų požiūrį į pilvo dieglius, tačiau kantrybės tėveliams jie visais laikais linkėjo ir linkės.